Sveiki gyvi, su jumis antradienio lapkričio 13 dienos naujienos. Dalia Grybauskaitė pasirašė dekretą dėl naujai išrinkto Seimo pirmojo posėdžio sušaukimo. Šalies vadovė naujai išrinkta Seimą į pirmąjį posėdį kviečia lapkričio 16 penktadienį. Naujai išrinktiems parlamentarams pradėjus darbą ir kadenciją baigusiai vyriausybei grąžinus įgaliojimus, prezidentė, vadovaudamasi konstituciją, per 15 dienų pateiks Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Valdančiąją koaliciją turėtų sudaryti socialdemokratai, Darbo partija bei partija Tvarka ir teisingumas. Nuo dabartinis Seimas ėmėsi nagrinėti Konstitucinio teismo išvadą dėl Seimo rinkimų rezultatų. Tęsime naujienas. Lietuvos bankas prognozuoja, jog kitąmet verslo kreditavimas suaktyvės. Bankai nusiteikia skolinimo sąlygų negriežtinti, o verslo plėtrą planuojančios įmonės finansavimo šaltinių iš išorės sieks pritraukti dvigubai daugiau. Apklausus Lietuvoje veikiančius komercinius bankus paaiškėjo, kad bankai kitąmet numato vidutinį 3% paskolų portfelio augimą, o kai kurie iš jų tikisi ir 5% padidėjimo. Bankų prognozuojama verslo paskolų paklausos ūgtelėjimą patvirtina ir verslininkų ketinimai. Įmonių apklausa parodė, kad daugiau įmonių planuoja naudotis kredito įstaigų teikiamomis skolinimo paslaugomis, imti paskolas, naudotis lizingo, faktoringo paslaugomis. Lapkričio 1 dieną Lietuvos darbo birža užfiksavo 196 400 bedarbių. Per spalį jų sumažėjo 5800. Nuo metų pradžios registruotų bedarbių mažėjo kone 31 000. Daugiausia bedarbių spalį registruota Ignalinos, Zarasų ir Alytaus rajonų savivaldybėse, o žemiausias nedarbas registruotas Neringoje. Apskritai darbo pasiūlymų mūsų šalyje netrūksta IT srities specialistams, darbo rinkoje trūksta darbuotojų galinčių dirbti aptarnavimo srityje, padavėjų, pardavimo konsultantų, pardavėjų. Transporto sektoriuje paklausiausi tolimųjų reisų vairuotojai. Žvilgsnis į kultūrą. Šią savaitę Šiaurės šalių kino forumas Kinorama pristato net 4 lietuviškos dokumentikos naujienas. Vakar savo juostą Tėvas pristatė režisierius Maratas Arksijanas. Šiandien vakare Vilniuje nacionalinė premjera Sapnuoju, kad einu publikai pristatys režisierius Jokūbas Vilius Tūras. Juostoje pasakojama apie jo piligriminę kelionę pėsčiomis bandant įveikti 4500 km nuo Vilniaus iki Ispanijos miesto Santiago. Nuo rytoj jauna režisierė Marta Dauliūtė pristatys juostą Antra klasė. Šeštadienį bus galima išvysti Linos Lužytės dokumentiką Igruški. Skenorama Vilniuje tęsis iki lapkričio 18 dienos. Sporto naujienos. Šią naktį Lietuvos laiku Lino Kleizos ir Jono Valančiūno atstovaujamas klubas Toronto Raptors net po 3 pratęsimų 133-140 nusileido Utah Jazz komandai. Geriausias kol kas šį sezoną rungtynes sužaidė Linas Kleiza. 4 rungtynes praleidęs lietuvis šį kartą žaidė 30 minučių, per kurias pelnė 20 taškų. Neprašiau pasirodė ir Jonas Valančiūnas, per 16 minučių krepšį jis atakavo be klaidų, pelnė 10 taškų. O trečias lietuvis NBA Donatas Motiejūnas neoficialiais duomenimis Houstono Rockers klubo išsiųstas į antrinę NBA lygą. NBA Donatas žaidė vos 5 minutes, per kurias pelnė 3 taškus. Nuo Rusijoje vykstančio 7 pasaulio moterų šachmatų čempionato pirmojo rato antrojoje partijoje vakar vakare lietuvė Viktorija Čmilytė juodosiomis figūromis įveikė 20-metę Peru atstovę Ingridą Jedira Alegą ir pateko į 16-finalį. Pirmąją partiją sportininkė sekmadienį sužaidė lygiosiomis. Viktorija 16-finalyje susitiks su 26 metų kine Huang Chan. Ir orai. Ateinančią naktį kritulių tikimybė išliks nedidelė, o rytoj dieną kai kur gali palynoti, pūs pietų pietvakarių 10 m/s vėjas, temperatūra nuo -1 laipsnio naktį, dieną pakils iki 5 laipsnių šilumos. Tai tiek šį antradienį, ačiū už dėmesį ir iki rytojaus.